krenti pirmą kvalą. Kiek toli nufotografuoju, aš Filmuoju. Bet Veserfordas Ko jis man mojuoja yra neaiškus. Veserfordas kodėl neaišku. Šiaip tai yra ta kompanija, kuri kažką daro. Aš kontaktą. Atsiprašau, ko jūs... Ką? Ko jūs be leidimo fotografuojat? Kodėl? Čia negalima jiems filmuoti. Kodėl negalima? Negalima filmuoti jums. O tau galima filmuoti? O tau galima filmuoti? Aš esu privatus asmuo. O tai kas čia firma Waterford? Veserford yra servisų kompanija. Čia yra bendro naudojimo kelias. Pakviesk, aš ant bendro naudojimo kelio. Aš tave galiu teismą paduoti už filmavimą. Manęs, filmavimą. Aš tavęs nefilmuoju. Kviesk. Bet kas yra? Kas vyksta? Kviesk policiją. Man įdomu pasišnekėt būtų su policija. Nu. Bet ką jūs čia tokį išdarinėjot, kad slepiate? Kas čia tokio vyksta, kai jūs slepiatės ir šitai bijot? Darot kažką nelegalaus? Gal tu viršininką galėtum pakviest pasišnekėti? Iš kur išvažiuoti? Nuo viešo kelio išvažiuoti? Ko jūs mumis siuntinėjat iš vis? Kas su toks esi, tu man Kas jūs esate? Prisistatykit. Kas su toks esi, kad tu mane varai iš bendro naudojimo kelio? Ką? Lietuvos... Kokios mane gamta? Aš Lietuvos gamtą filmuoju. O ko tu mane filmuoji? Ką? Mes ne pas jūs te atvažiavom, kad turim teisę išvažiuoti. Nu. Aš tau kelio neblokuoju, pravažiavims viskas yra. Bet filmuoti negalima. Viešoje vietoje galima. Susipažinkit, su įstatymais tokį darbą dirbat. Užsitverkit savo teritoriją. Nuo kur teritorija prasideda, prašom parodyti ribas. Nuo kur prasideda teritorija? Iš to kas važiuoja, tai nuvažiuoju. Dirbate tokį darbą. Kur aš noriu, aš ten sustoju. Prašom išvažiuoti. Aš galiu čia visai nakčiai palikti. Dirba tokį darbą, Lietuvos įstatymų nežinot, nu. Čia konteineriai. Vat man vienintelis Veserfordas daro įtarimą, nes jie hidraulinio plėšimo yra kompanija. Bet jie yra ir kryptinių plėšimų. Paprastam gręžiniui visiškai nereikia Veserfordo. Tai kas nors iš ko nors galima. Ką daro Veserfordas? Molio skiedinį gali daryti, bet lenkai paprastai turi savo servisus. Tai kas čia užrašyta? Čia nieko, ne. Šitas, kas pritrauktų, bet yra apipilimavimas, va ta bačka man įdomiausia. Ta baltoja netolima. Ne baltoja, mėlyna. Kur mėlyna? Mėlyna bačka, kur yra siurblys įdėts rankinis į ją.
Nu, bet čia ne rūdžių spalva. Nu, panašiai rūdžių spalva. Nu, biškį tokie būna ir tokie, nežinau, tokie per daug. Tokios plėvelės nėra. Neseniai čia viskas padaryti. Nu, čia mato, sustumta jo. Sustumta, tai čia nesenai matot. O betonuoja. Bet jeigu jau čia nafta jau ištraukta, ar jie iš naujo naftą gali kažką? Ne, nu gali jie aktyvizuoti, gali dar bandyti gręžti, praplėšyti. Tos naftos labai nedaug, buvo.